Labadiena visi krepšinio fanai. Šiandieną antrą kartą Nostra RKL istorijoje netrukus prasidės LKL kreditų unijų grupės organizuojamas lyderių taurės mažasis finalas, kuriame į kovą stoja Druskininkų Akvilė ir Prienų Tiko Denta. Pasiveržimas ir 2 taškai. Matas Kolesnikovas. Ginti čia koks Ašelio perdavimas, 2 taškai. Čia Laurinas Balkūnas, kokia verpstė. Ar jūs juokaujat? Kokia verpstė. Mato Kolesnikovo 3 taškai. Mažvydas Ašelis 3 taškai. Ataka iš toli. Opa, į veidą ir ramių veidų. Ališauskas. Prienai skina pirmosius medalius LKL lyderių taurės mažajame finale. Nugvelbė bronzos medalius prieš aikštės šeimininkus. Ainaras Vokulis tampa šių metų Lietuvos kreditų unijų grupės lyderių taurės dėjimų konkurso į krepšį nugalėtojų. Čia Lietuvos kreditų unijų grupės lyderių taurė 2026. Ir čia Druskininkuose mes išsiaiškinsime pirmąjį šio sezono Nostra.lt regionų krepšinio lygos trofėjaus savininką. Ir didžiajame finale susitinka Birštono Milosta ir Klaipėdos LCC universitetas. Tikrai gerai ginasi Milostos komanda. Juškevičius greitajame puolime. Wow! Ir pasiseka Juškevičius teisėjai akivaizdžiu. Šių mantų Litvinui kaip lengvai įveikta dar kartelį birštoniečių gynyba. Žiūrėsime, ką nuveiks Kornelijus Zikas. LCC taškų rinkikas. Dar vienas. Mes tiesiog esame pakviesti į Ziko taškų duotą. Pasyvi, gana gynyba. Kainas Kavaliauskas pagaliau prabilo šiandien. Aleksa bando sutraukti gynybą. Dar vienas metimas iš toli. Simėto ir Adomas Rybelis. Zikas iš toli. Fantastiškai. Tai jau yra viskas ir Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto komanda tampa šių metų Lietuvos kredito unijų grupės lyderių taurės nugalėtoja.